Viešpats kalbėjo Mozei: pašvęsk man visus pirmagimius, kas tik tarp izraelitų pirmas atveria motinos įsčios, žmogaus ar gyvulio vaikas, tas yra mano. Dėl pirmagimių pašventinimo mes jau tą girdėjome, bet čia jau atskiras įsakymas ir paskui jis dar bus kartosis toliau knygoje ir kitose vietose, tačiau jau jis nebesikartos šiame skyriuje. Ir prie jo mums reikėtų sustoti, kadangi matome, kad tai yra atskiras nurodymas, pats Dievas duoda tokį atskirą parėdimą. Visų pirma, pirmoje eilutėje matom, kaip viešpats sako, viešpats kalbėjo Mozei. Viešpats kalba asmeniškai. Kad Mozė toliau perduotų Izraeliui. Bet ką dar reiškia toksai kalbėjimas? Toks kalbėjimas reiškia, kad Dievas yra labai arti. Ir kad Dievas yra pasiryžęs Mozę ir visą Izraelio tautą lydėti visoje išlaisvinimo kelionėje. Toks Dievo artumas atsiskleidžia ir Jėzaus žodžiuose. Jis sako, kas mano žodį girdi? Mano žodį, aš jums kalbėjau. Tai ir toks provaizdis Dievo artumo visiems žmonėms ir yra viešpaties kalbėjimas Mozei. Mes krikščionys, mums nebereikia jau atskiro prieiškimo, nors kai kada krikščionys ir tokią pagundą papuola, galbūt jūs irgi tokių esate minčių turėję arba turite pažįstamų, kurie, aš esu ne per daug kartų, tačiau ne kartą girdėjęs iš žmonių, kad man Biblijos nereikia. Aš tiesiogiai kalbu su Dievu ir Dievas man kalba, kai aš ten susikaupiu arba meldžiuosi, aš gaunu tiesioginius nurodymus. Turbūt tekia tokių. Arba mes patys norime kai kada pagundą, galbūt yra buvę, kad Dieve, ką dabar turiu daryti, pasakyk man dabar. Ir Biblija kažkur užversta, arba mums nelabai rimtai atrodo mūsų gyvenimo situacijoje, nes mes norėtume tokio Dievo truputėlį psichologo, kuris iš esmės nieko nekeistų, tačiau mūsų tam tikroje situacijoje pagerintų, kad mes geriau jaustumės, arba praspręstų kažką ir žodis, gyvasis Dievo žodis jau tada tarytum yra kažkur atidėtas. Biblija yra Dievo žodis mums kalbantis, yra Dievo žodis, kada skelbiamas pamaldų metu. Taigi ir Dievas taip yra nusprendęs kalbėti ir kalba bažnyčiai ir visiems tikintiesiems jau visą laiką. Ir daugelį vietų mes jau esam, kaip Luko Evangeliją pradėdami, tai skaitėme ir dar kartojame ir dar kada nors dar sugrįžti prie tų citatų, kur pati Biblija kalba, kas yra Dievo žodis. Dievo žodis yra šviesa, Dievo žodis yra švyturys. Dievo žodis tinkamas pamokinti ir papeikti. Visas Dievo žodis yra įkvėptas. Taigi Dievas nusprendė taip kalbėti. Bet ko skiriasi jo kalba Mozei ir mums? Mozei kai kalbėjo, Dievas kalbėjo tuo metu tik labai nedideliam kiekiui žmonių. Vienam asmeniui ir vienai tautai. Dabar Dievas kalba kiekvienam žmogui. Ir už tai čia yra dvejopas dalykas. Viena, mes negalime pasakyti, kad mums nėra šansų pažinti tiesos. Kad kažkokiu būdu Dievas kažko mums nepasakė, kažkaip neapsireiškė, Dievas mums jau kalbėjo ir Dievas kalba. Iš kitos pusės, mūsų atsakomybė yra, kad mes Dievo žodį su visų rimtumu priimtume. Ir nes Dievas kalba man, Dievas kalba mums, Dievas kalba bažnyčiai ir jo ta kalba yra tokia objektyvi. Taigi viešpats kalbėjo. Štai antra eilutė.
Pašvęsk man visus pirmagimius, kas tik tarp izraelitų pirmas atveria motinos įsčias, žmogaus ar gyvulio, tas yra mano. Kažkiek paslaptinga vieta yra. Ir kodėl Dievas taip kalba? Pirmiausia, jau mums į akis krenta tas faktas, kad Dievas pražudė pirmagimius Egipto, pačius garbingiausius šeimos narius ir apsaugojo pirmagimius izraeliečių, pirmagimius žmonės. Ir už tai pirmagimiai, taip pat pirmagimiai reprezentuoja ir parodo patį Izraelį. Kaip jau skaitėme 4 skyriuje, kai Dievas kalba Mozei, jisai sako: tuo metu sakysi faraonui, taip kalbėjo viešpats, Izraelis yra mano pirmagimis sūnus. Aš tau liepiau, leisk mano sūnui išeiti, kad galėtų mane pagarbinti. Bet tu atsisakei leisti jam išeiti. Tikėk manimi, aš užmušiu tavo pirmagimį sūnų. Ir taip ir atsitiko, taigi kiekvienas pirmagimis primena Izraeliui apie šį įvykį ir primena Izraeliui, kad visa Izraelio tauta yra Dievo pirmagimis. Dėl to, kad Dievas juos pasirinko. Kita kaip asmenys, asmeniškai pirmagimiai buvo gyvas šio pašaukimo priminimas kiekvienose namuose. Ir todėl kiekvieni namai žinojo, kad jie yra pašaukti, kiekvieni namai žinojo, kad štai dabar ir kiekvienose namuose, kad ta šeima, tie namai, kad jie nėra niekaip išskirti, tačiau būtent tie namai žinojo, kad jie yra pašaukti taip pat būti su visa tauta, jie yra tokie patys pirmagimiai, tauta žinojo, kad būtent jie yra, tokie, kad jiems priklauso, ta šeima konkrečiai žinojo, kad jiems priklauso irgi visas paveldas. Prisimename, kad pirmagimiai turėjo dvigubą dalį palikime ir taip pat ypatingą palaiminimą ir teisę vadovauti šeimai. Ir kaip Ezavas su Jokūbu, koks įvykis nutiko, kaip iš pradžios knygos. Pirmiau parduok man savo pirmagimystę, atsakė Jokūbas. Ezavas tarė, esu prie pat mirties, ką man ta pirmagimystė. Bet Jokūbas užsispyrė, pirmiau turi man prisiekti. Tada jis prisiekė ir pardavė savo pirmagimystę Jokūbui. Tuomet Jokūbas davė Ezavui duonos ir lęšių sriubos. Jis pavalgė, atsigėrė, pakilo ir nuėjo savo. Tiek Ezavui terūpėjo jo pirmagimystė. Matome, dėl pirmagimystės buvo kovojama ir paskui Ezavas niekada tos pirmagimystės neatgavo ir pirmagimystės atsisakymas. Ir būtent Ezavas visuomet yra toks laikomas šiek tiek gėda. Būtent vyriškos lyties teisingai. Jėzuje mes esame traktuojami kaip tokie pirmagimiai. Ir pirmiausia, Jėzus mus priima kaip savo ir dangiškasis tėvas mus priima taip pat kaip savo, kadangi mes ateiname į dangiškojo tėvo akivaizdą, jo akivaizdon ateiname kaip kartu su Jėzumi. Būdamas pirmagimiu visų, jis padaro ir mus pirmagimiais. Ir taip mes su Jėzumi, kaip sako, Dievas reikalauja pašvęsti jam pirmagimius, taip mes su Jėzumi esame visi dangiškajam tėvui pašvęsti. Ir laiške romiečiams skaitome. Dėl Dievo gailestingumo raginu jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą,
kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Ir mes būti pirmagimiais nelabai mokame. Ir ta pirmagimio užduotis pašvęsti save visą Dievui. Mes negalime ir tai mums buvo per sunku visą laiką žmonijai. Ir pats Jėzus dėl to už mus numirė, jis tapo už mus tobulų pirmagimiu, už mus tobulą auką ir už mus tobulų pasišventusiųjų. Ir tame pačiame laiške romiečiams mes skaitome: jūs esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įsūnystės dvasią, kurioje šaukiame Abba, Tėve. Mes, tapdami pirmagimiais Kristuje, taip pat įgavome teisę ir galimybę iš tikrųjų keisti pasaulį. Kaip laiške Efeziečiams skaitoma, mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Taigi mes esame Dievo kūrinys, būdami pirmagimiais, būdami per Jėzų jau tais pašvestais pirmagimiais. Mes iš tiesų galime kažką pasaulyje pakeisti. Čia gal kaip vienas žmogus, bet kartu kaip visa krikščionija. O ką reiškia pakeisti? Reiškia kažkokią tai dalį, nors tai sunkiai sekasi, bet pašvęsti Dievui. Ir tai, kas iš žmonių buvo atimta ir kas buvo išniekinta per nuodėmę, šėtono žmogaus kaip darbo vaisius, sugrąžinti Tėvui. Ir taip pat mes, būdami pirmagimiais su Kristumi, mes turime tokią viltį, begalinę didžiulę viltį ir tikėjimą, kad mes praleisime visą amžinybę kartu. Kaip apaštalas Paulius laiške Filipiečiams rašo: o mes esame dangaus piliečiai ir iš jo mes laukiame išgelbėtojo viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną, ta galia, kuria jis savo viską palenkia. Taigi matome Izraelio pirmagimio aukojimas, ką ir darė Marija su Juozapu. Marijai buvo pirmagimis ir jis buvo nešamas į šventyklą. Jis buvo pašvestas irgi viešpačiai ir atlikta taip, kad ir ta šeima, štai Izraelio šeima įgyvena viltimi ir jie žino, kad yra Izraelio dalimi. Bet tai, kas buvo Senajame testamente, ir kad tai nuoroda pirmiausia aliuzija ir tokia pranašystė, kas įvyks su visais, kurie tiki Jėzų Kristų, kad šita pirmagimystė Izraelio tautos yra dovanojama visai bažnyčiai. Ir tu ir aš, mes ją turime jau gauname su šventojo krikšto sakramentu. Ir mes jam esame pašvesti. Iš kur pati idėja to pašventimo? Paskui dar yra pirmienų pašventimas, taip šventė. Kas tai yra? Tai yra kilę visą, ką mes kalbame, iš žemės ūkio, iš agrarinės kultūros. Ir papročiai yra kilę būtent iš agrarinės kultūros. Todėl, kad kai būdavo nuomojama žemė, pirmieji vaisiai, pirmasis derlius arba kas būdavo gaunama iš to sklypo ar iš sklypų, pirmoji dalis atitekdavo šeimininkui, to sklypo savininkui. Ir po to tik tai likusi dalis, kas nuo tos, kas priklauso savininkui lieka, jau lieka to sklypo nuomininkui. Ir iš to yra atėjęs ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Izraelis nebėra savo pačių nuosavybė. Ir
pašventinamas pirmagimis reiškia, kad mes priklausome Dievui. Pirmas vaisius – Dievui. Tokia yra, iš to ir kilęs tas yra pirmagimių pašventinimas. Ir mes šventuoju krikštu taip pat esame pašventinami Dievui. Ir už tai ir Naujajame testamente skaitome kad mes nebepriklausome savo, kad visi krikščionys priklauso Kristui. Ir esame Dievui priklausome per Jėzų Kristų, esame jo nuosavybė. Ir tai keičia patį mūsų supratimą, arba turėtų keisti, ar kartais mūsų stabdyti nuo to mūsų įprasto matymo visų reikalų, kai mes galvojame, kad mes priklausome savo. Ir kai įsivaizduojame, kad esame patys savo nuosavybė. Ir kad viskas, ką mes turime šioje žemėje, priklauso mums, ar ne mums, aišku, mes taip negalvojame, mums nedaugiskaitą galvojame. Man kaip tam animaciniam filmuke, taip, kur apie drakoniuką, kur man ir man, arba kaip tas sovietinis filmas, prisimenu, kaip dalinosi ten vestuvės Malinovkoj, kur buvo net ten tie du herojai, kur ten kažką ten nugvelbė, kur buvo ir kaip dalinasi. Ne, jisai ima, sako, čia tau, bet jis ima savo, ne, čia man, čia tau, čia man, na čia tau, čia man, čia tau, bet viską savo imasi. Ne, tai mūsų žmogiška prigimtis yra mes savinamės ir savinamės pirmiausia save. Mano gyvenimas, mano kūnas, mano siela, mano buitis, mano aplinka, mano turtas, mano sveikata. Bet Dievas mums primena, kad ne, mes esam jo. Ir su juo viską, ką mes turime, mes dėkojame jam už tai. Ar turi tą patį netikintys žmonės? Labai daug to paties. Ir tas pačius vargus, ir tą patį džiaugsmą. Kvėpuoja to pačiu oru, gyvena tose pačiose visuomenėse. Bet pats požiūris į tai, ką turi krikščionio požiūris yra visiškai kitoks. Ir mes naudojamės to, ką turime, kaip Dievo su padėka, kaip Dievo malonės turtus, kaip jo dovana, ką jisai sukūrė. Ir tais kūriniais, kuriais jis mus apdovanojo. Tai labai svarbus dalykai yra mūsų gyvenime tokia nuostata turėti. Taigi pirma, kas ateina, priklauso šeimininkui. Šeimininkas yra Dievas, Izraelis yra jo nuosavybė. Bažnyčios šeimininkas yra Dievas ir mes esam bažnyčia, esame Dievo ir nuosavybė, bet dar daugiau, ir esame būtent Dievo vaikai. Ir tolimesnis skaitimas mūsų 3 eilutė yra. Mozė tarė žmonėms, atsiminkite tą dieną, kai išėjote iš Egipto, iš vergijos namų. Nes Viešpats iš ten išvedė jūs savo rankos gale. Iš ten išvedė jūs savo rankos gale. Rauginta duona nebus valgoma. Čia pirmą kartą paminėtas terminas, pavartota frazė iš vergijos namų. Taigi toliau apie neraugintos duonos šventę mes jau prie jos negrįšime, apie tai jau skaitėme ankstesnėme skyriuje ir jau kalbėjome apie šią šventę ir 4, 5, 6, 7 eilutės jau yra daug pasikartojimo, kas buvo anksčiau, bet koks naujas tos šventės aspektas yra išlaisvinimas iš vergijos namų. Taigi ir jau ši šventė, neraugintos duonos šventė, Izraeliui jau turi tapti išlaisvinimo iš vergovės šventė. Tai yra labai svarbus momentas, kurio
kurio Izraelis turi nepamiršti ir tai yra įsakymas Izraeliui tą prisiminti. 8 eilutė. Ta dieną paaiškinsi savo sūnui. Tai dėl to, ką man padarė viešpats, kai aš išėjau iš Egipto. Vėl edukacinė šventės prasmė. Paaiškinsi savo sūnui, tu turi žinoti, ką tai reiškia. Kokia tos šventės reikšmė. Ir toksai paaiškinimas, iki šiol mes krikščionys turime visą tai savo katechezėje. Ir tai jau esame kalbėję, bet štai Liuterio yra tokia mintis, kad mes, čia ne citata, tačiau ten didesnė yra, ilgesnė mintis, bet Liuteris sakė, kad mes taip pat turime savo išvedimą iš Egipto minėti kaip žydai, kurie visuomet prisimindavo išvadavimą. Ir tada Liuteris cituoja Pauliaus laišką Titui. Jis išgelbėjo mus šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu, tik ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Būtent šventasis krikštas, kaip Liuteris ką ir sako, šventasis krikštas ir yra tas išvadavimas, kurį krikščionis turėtų visuomet prisiminti ir kurį krikščionis visuomet turėtų minėti. Šventojo krikšto prisiminimas ir Liuteris tą visuomet ir kartodavo, kad štai aš esu pakrikštytas. Aš esu pakrikštytas, kad būtent tai turi būti su tokiu džiaugsmu ir kartu su atgaila, kad aš tą užmirštu, bet kartu su tokiu džiaugsmu tai turi būti minima kaip išvadavimas iš Egipto žemės, kaip išvadavimas iš vergovės namų. Devinta eilutė. Tai tarnaus tau kaip ženklas ant rankos ir kaip priminimas ant kaktos, kad viešpaties įstatymas būtų tavo lūpose, nes viešpats galinga ranka išvedė tave iš Egipto. Atliksi šias įsakytas apeigas metai iš metų joms skirtų laiku. Tefilin arba filakterijum. Arba filakterijon tai iš graikų kalbos reiškia amuletas arba apsauga arba saugoti. Yra Biblijos dėžutės, kurias jūs be jokios abejonės esate matę. Ką Izraelio vyrai turi ant savo rankų ir ant savo galvos. Taigi tai yra tie tefilin, tai yra šventojo rašto eilutės, ir kurias apsiriša ir kurias turi pamaldus žydai iki šių laikų. Tai matome nuo pat Izraelio išvedimo, tautos išvedimo iš vergovės namų, iki pat šių dienų tokia praktika yra. Kaip mes galime traktuoti tokią praktiką ir kodėl mes tokios neturime? Štai kur klausimas yra ir toks, kodėl mes nesinešiojame švento rašto eilučių ant kaktų ir ant rankų. Reikia pripažinti, kad Jėzus šiek tiek kritiškai žiūrėjo į bet kokį viešą pamaldumo demonstravimą. Ir Evangelijoje pagal Matą skaitome. Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi, jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustus spurgus. Tai žinoma, ne apie visus žmonės jis kalba apie fariziejus. Ir ką Jėzus dažnai sakydavo, kad svarbiausia yra
ne tai, kas žmogaus išorėje, tas pamaldumas turi būti ne išoriškas, bet pamaldumas turi būti vidinis. Ir apie pasninką, gavėnios laikas, tai irgi gerai prisimti, koks pasninkas turi būti. Pasninkas toks, kad niekas turi nematyti, kad tu pasninkauji. Taigi veidas turi būti linksmas, sako, pastepkite aliejumi. Šiais laikais aliejus, nežinau, gal kažkas nors iš kokios parduotuvės, gal nebūtinai aliejų, bet būtent, kad parodyti, kad džiugu veido. O pasninkas yra Dievas, kuris mato, Tėvas, kuris mato, kas regima slaptoje. Taigi ir toks turi būti žmogaus pasninkas. Ar mes turėtume, kai Izraelio žmonės tą daro, yra jų tradicija, jų paprotys ir kad tai daro, mes turime priimti su pagarba ir žinoti, kad jie vis dėlto, jie tose dėžutėse irgi neša laiko Dievo žodį. Ir kai kada mes krikščionis irgi galim pagalvoti, kiek mes to Dievo žodžio, aš nekalbu būtinai apie mus susirinkusius čia, bet bendrai krikščionybę paėmus, koks 1,5 milijardo žmonių ar panašiai, plius minus pusę milijardo, sunku pasakyti, aišku, optimistai sako beveik 2, abejonių tai keltų, kiek bebūtų, bet kiek žmonių žino šventąjį raštą ir kiek žmonių brangina bent citatas ir kiek žmonių, turėtų bent po vieną citatą įvairiems gyvenimo atvejams pasakyti iš šventojo rašto. Bent kažką. Taigi tas laikymas ant rankos ir laikymas ant kaktos, kad ir ne išorinis, bet svarbu, kad tas laikymas būtų širdyje ir kad mes atsimintume Dievo žodį. Žvelgdami į apaštalus, mes taip pat galim pamatyti, kad jie ne tik ir pamaldžius žydus, apaštalus, paskui ištisas psalmes mokėjo mintinai. Ir kada buvo nelaisvėje, apaštalai giedojo taip. Tai jiems nebuvo duodama giesmynų kokiu nors ar kokių lapelių atšviestų su giesmės posmeliais ar eilutėmis. Jie viską mokėjo mintinai ir jie garbino Dievą. Ir man visada kyla klausimas, kiek mes pagiedotume tokių giesmių iš galvos, arba kiek psalmių galėtume kartu pasimelsti, neturėdami tekstų. Ir turbūt tas kiekis nebūtų labai itin didelis. Taigi yra daug ką padirbėti ir ta ranka ir kakta turėtų būti mūsų širdis, kuri įtalpina, kurį įrašo Dievo žodį. Ir kiek mes žinome mūsų iš katekizmo mažojo, kur viskas sudėta labai taip sutrauktai. Ir aš jau kartuosiuosi turbūt iš ankstesnių kartų, tačiau galbūt yra kas negirdėjo istorijos. Esu jau pasakojęs, bet apie kunigą, kuris amerikietį, liuteronų kunigą, kuris dalyvavo kadaise Korėjos ar Vietnamo, man atrodo, Korėjos kariai jisai buvo. O gal Vietnamo, dabar nepamenu. Ir buvo paimtas į nelaisvę ir iškalėjo eilę metų, ar tai 3 metus, ar 5 metus. Ir tas kalėjimas buvo ne pastatas, o tiesiog duobė. Tiesiog gyveni duobėje. Ir kas jam padėjo išlikti žmogumi, nes labai greitai, jau turbūt žinote ir iš psichologijos bendrų žinių, kad vienatvėje žmogus labai greitai dehumanizuojasi. Ir kai kurių mokslininkų nuomonė, kad jau psichika pradeda labai stipriai kisti jau po 14 dienų visiškos izoliacijos. Ar taip yra, nėra čia viena iš versijų, aišku, visokių yra, bet čia priklauso, aišku, nuo asmenybių, nuo visko. O jis išbuvo keletą metų ir ką jis darydavo kiekvieną dieną, jis nuo pradžios iki galo, turbūt ir melsdavosi žmogus ir viską, bet ką jis darydavo, jis mintinai cituodavo visą mažąjį katekizmą, visą su paaiškinimais, kadangi mintinai mokėjo, jis kiekvieną dieną tą ir jis išliko ir tikinčių, ir išliko žmogumi, ir sveiko proto,
tapo kunigu, tapo Dievo žodžio skelbėjų grįžęs į tėvynę. Taigi tam tikras išmokimas Dievo žodžio, tikėjimo tiesų, jisai ir padeda išgyventi ypatingai, kai sunku. Ir mes gyvendami tokiuose kritinėse dabar ir kritiniais laikais sudėtingais ir tokioje vietoje, kur gali bet kada grėsti išsiskyrimai, gali grėsti netgi įkalinimai, gali grėsti vienatvė, gali grėsti gyvenimas be švento rašto ir be giesmyno kažkur, ar ilgesnis, ar trumpesnis, visaip gali būti. Taigi toksai Dievas, kad primena įsirašykite ant kaktos ir rankų, mums tai galėtų būti irgi priminimas, kad šiek tiek daugiau išmoktume, šiek tiek daugiau pamėgintume Dievo žodžio prisiminti. Niekas aš nenurodys kiek ir kaip, čia yra Dievo vaikų laisvė, bet kaip ir Dievo vaikai mes dangiškojo tėvo valią irgi bandome kažkaip įsirašyti į savo širdis ir į savo protus. 10 eilutė mums atliksi šias įsakytas apeigas metai iš metų skirtų laiku. Kiekvienais metais turi būti švenčiama paskirtų laiku ir tai yra įsakymas Izraelio tautai. Ir toliau aš paskaitysiu nuo 11 eilutės iki 16. Kai viešpats įves tave į kananiečių kraštą, kai buvo prisiekęs tau ir tavo protėviams, ir atiduos jį tau, tu atskirsi viešpačiui visą, kas pirmą kartą atveria motinos įsčias. Visi jūsų galvijų pirmagimiai patinėliai priklausys viešpačiai. Kiekvieną pirmagimį asiliuką išpirksi avimi, o jeigu neišpirksi, turi jam nusukti sprandą. Kiekvieną vyriškį pirmagimį iš savo vaikų turi išpirkti. Kai ateityje tavo sūnus klaus, ką tai reiškia, tu jam atsakysi. Galinga ranka viešpats išvedė mus iš Egipto, iš vergijos namų. Kai faraonas kitaširdiškai užsispyrė neleisti mums išeiti, viešpats užmušė Egipto žemėje visus pirmagimius. Ir žmonių pirmagimius, ir gyvulių pirmagimius. Todėl aš ir aukoju viešpačiui visą, kas yra vyriškos lyties, ir pirmą kartą atveria motinos įsčias. Todėl aš ir išperku savo pirmagimį sūnų. Tai tarnaus tau kaip ženklas ant rankos ir juostelė ant kaktos, nes galinga ranka viešpats mus išvedė iš Egipto. Čia Dievas pakartoja 11 ir 12 eilutėje, 11 ir 12 pakartojo įsakymą apie pirmagimius. Ir kam viešpats pakartoja? Mozei viešpats pakartojo lyg ir savo taip pat. Nes viešpats jau žino ir jis kartoja tą patį, kai viešpats įves tave į kananiečių kraštą, kai buvo prisiekęs tau ir tavo protėviams ir atiduos jį tau. Viešpats pakartoja savo pažadus. Ir jo kartojimas yra ne tik, kad žmonės įsimintų per kartojimą, bet jis kartodamas parodo, kad jis į savo pažadą žiūri labai rimtai. Ir kad Dievas niekuomet savo pažado neišsižadės ir savo tautos neišsižadės. Kad Dievas niekuomet neatmes savo žmonių. Tai yra labai svarbu. Ir kai mes skaitome šventajame rašte Dievo pažadus Naujame testamente, kaip pažadus iš Jėzaus lūpų, mes turime prisiminti, kad kai kada mums jie yra dažnai kartojami, mes tie, kas dažnai bažnyčioje yra žmonės ir girdi tos pažadus labai dažnai.
Jie gali atrodyti, kad štai kam tas kartojimas, bet būtent kartojimas yra tam, kad kai mes pakartojame, mes galime būti tikri, kad Dievas lygiai taip pat kartojasi. Pažadas, kad jis niekuomet savo pažadų nepamiršta. Ir kai kartojame, kai Jėzus sako, aš gyvenu ir jūs gyvensite, mes žinome, kad ir Dievas tą patį pažadą kartoja, jis jo nepamiršo. Aš esu duona nužengusi iš dangaus, kas mane valgys, niekuomet nemirs. Taip. Ir kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Daug pažadų, kurie mums yra duoti, kad mes kartojam, bet kartu žinome, kad Dievui visi tie pažadai yra lygiai taip pat svarbus. 13 eilutės pati pradžia. Kiekvieną pirmagimį asiliuką išpirks savimi, o jeigu neišpirksi, turi jam nusukti sprandą. Kiekvieną vyriškį pirmagimį iš savo vaikų turi atpirkti. Čia, aišku, labai tas nebūtinai malonus palyginimas yra, kad ir asilą, ir vyriškį turi atpirkti. Taip, toksai kažkodėl į vieną eilę yra sudėta. Tos du, kuriuos reikia atpirkinėti, nes ir asilas netinkamas aukai ir vyriškis kaip ir tai. Asilas rituališkai nebuvo priimtinas kaip auka ir jis turėjo būti išpirktas. Ką reiškia išpirktas, paaukojant avinėlį? Išpirkimas ir yra, kaip prisimename, jau esame kalbėję, kad išpirkimas yra, atpirkimas tai yra, kada yra sumokamas, yra keli hebrajiški žodžiai, bet yra, kada sumokamas užstatas už kažką arba vietoj kažkieno sumokama skola, kurią žmogus turėtų gražinti arba negali, arba kuris dėl savo skolų yra patekęs į vergiją, tai štai sumokama ir žmogus ir jis yra išperkamas iš vergijos. Čia šiuo atveju yra, kai vietoj aukojamo yra kažkas paaukojama kito. Ir vietoj to pirmagimio, kad jis nebūtų aukojamas, yra paaukojamas avinėlis. Ir avinėlis, jeigu paaukojamas, tas asilas, darbinis gyvulys, jisai tai toliau gali tarnauti žmogui, labai naudingas, yra be galo naudingas. Bet jo kraujas nebūtų būti praliejamas. Ir vietoj kraujo yra auka kita. Biblija, kai kas mes nenorom kartais gal įžvelgiame, kad tas pirmagimio aukojimas yra susijęs su kūdikio aukojimu. Tai žinoma, Biblijoje tai griežčiausiai yra draudžiama. Žmogaus aukojimas yra draudžiamas ir kūdikio vaiko aukojimas yra draudžiamas. Ir kada Dievas reikalauja pašvęsti pirmagimį, tas pašventimas yra ne mirčiai, o gyvenimui. Pirmagimio pašventimas yra, kad jis gyventų ir kad jis šlovintų Dievą ir per jį jo šeima, kuri jau jo susilaukia, kad šeima šlovintų Dievą. Taigi viskas yra gyvenimui. Ir kada Abraomas ėjo aukoti Izaoką, atsimename, kas sako, Dievas sakė, nekelk rankos prieš berniuką tęsė, nieko jam nedaryk. Angelas sako, dabar aš žinau, kad tu bijai Dievo, nes neatsisakė atiduoti man savo vienatinio sūnaus. Kai Abraomas pakėlė akis, jis pamatė aviną ragais įstrigusi krūme. Abraomas tada priėjo, paėmė aviną ir paaukojo jį kaip deginamąją auką vietoj savo sūnaus. Ir Abraomo avinas ir tie avinėliai aukojami vietoj pirmagimio mums nurodo Jėzų Kristų, kuris yra paaukotas vietoj mūsų. Ir dėl to avinėlis paaukotas, jis yra vertas imti garbę ir šlovę ir padėką amžinai. Tai yra mes,
visi, kurie nuodėmingi žmonės ir kurie turėjome būti už savo nuodėmes ir dėl savo nuodėmių pražūti, jis numirė už mus. Ir kaip už pirmagimius, kaip už teisusius už neteisiuosius, kaip už savo kaimenę, tai padarydamas mus Dievo vaikais. Tai štai tie Senojo testamento avinėliai, jie mums visuomet primena Jėzų Kristų ir štai tas labai gražus yra ženklas ir mūsų ir Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos ženklas jau daug šimtų metų yra avinėlis, Kristus avinėlis. Ir mes ne šiaip yra simbolis gražus, bet svarbu tai, kad tai yra Dievo auka, paties Dievo auka už mus. Jis paaukojo save, kad mes turėtume gyvenimą. Kai 11 eilutėje dar truputėlį grįžkime, kai viešpats įves tave į kananiečių kraštą, kai buvo prisiekęs. Tas kai, jis labai svarbus mūsų abejonėse. Čia Dievas nesako jei. Jei pasiseks, jeigu aš tave įvesiu, o mažu pavyks tau praeiti tenai tam tikras užduotis, įveikti challenge'ą ir gal tu pasieksi šiaip ne taip ten pažadėtą į kraštą, va tada jau tu daryk tai ir tai. Dievas labai aiškiai pasako, kai tave įvesiu. Taigi visi Dievo pažadai yra taip. Ir už tai mūsų tikėjimas irgi turėtų būti toksai, nors mūsų visada gundo mūsų protas abejoti ir vietoj kai įdėti visada jei. Arba gal. Gal Dievas padarys, gal Dievas mane myli, o gal vis dėlto nemyli. O gal yra dar kitų dievų, o gal nėra kitų dievų, o gal yra daug kitų kelių. Ir gal šitame pasaulyje ne visi yra kvaili. Žiūrėk, kiek yra netikinčių žmonių ir jiem gerai sekasi ir jie kokių išradimų yra padarę. O aš ką? Gal jie žino tiesą ir gal viešpats ne viską mums yra atskleidęs. Gal reikia dar kažkur eiti ir pasižiūrėti kokių slaptų žinių. Gal daugiau yra, tų gal yra. O gal po mirties visai netaip yra. Gal siela ne pas viešpatį, kūnas ne į žemę ir gal paskui nebus jokio prisikėlimo. Gal vis dėlto sielos jau be kūno gyvens, o gal tikrai reinkarnuosis, kažkuo kitu tapsime, ir į kažką įsikūnysim. Bet mes nesakome gal, jeigu. Mes žinome, mūsų viešpats yra pasakęs ir mes turime prašyti Dievo tikėjimo, kaip Evangelijos herojus, kur sakė, tikiu, padėk mano netikėjimui, kad mes neabejotume. Ir kai kažkuris sakė, jei ką gali, kad tokių mūsų gyvenime mažiau būtų, nors visą tai yra kiekvienos dienos kova, kad vis dėlto Dievo pažadai yra ne jei, ne gal, ne galbūt, bet yra amen, kad tai yra tikra tiesa. Tai, ką viešpats yra žadėjęs, tą jisai ištiesėjo ir ką viešpats pažada, jis ištiesi ir ištiesies tiek mūsų individualiai, tiek visos žmonijos gyvenime. Todėl tas kai svarbus yra, kad Dievas net nebejoja, kai yra pradžia, kuri žmogui truputėlį yra miglota, ta pradžia, kuri žmogui ne visiškai yra suvokiama, gali būti, kad žmogus net pats netiki, kas bus. Dievas aiškiai pasako, bus taip ir taip ir taip įvyksta. 15 eilutė, kai faraonas kietaširdiškai užsispyrė neleisti mums išeiti, viešpats užmušė Egipto žemėje visus pirmagimius ir žmonių pirmagimius ir gyvulių pirmagimius. Todėl aš ir aukoju viešpačiui visą,
kas yra vyriškosios lyties. Viešpats užmušė Egipto pirmagimis. Viešpats yra asmeninis Izraelio išvaduotojas. Ir sakoma, aš ir išperku savo pirmagimį sūnų. Todėl aš ir išperku savo pirmagimį sūnų. Išpirkimas, aš išperku. Čia labai svarbu yra. Išpirkimas Dievo asmeninis veiksmas, paskatintas jo meilės. Išpirkimas yra Dievo valia. Ir pats Dievas tame išpirkime dalyvauja. Jis sumoka skolą vietoj skolininko. Vietoj skolininkų, tai yra vietoj mūsų. Ir toksai asmeninis veiksmas paties Dievo ir yra išpirkimas ant kryžiaus. Ir žiūrėdamas į mus, ir į pragarą, į velnę, Dievas ir taip pat sako, aš išperku. Aš atperku, aš už ją sumoku. Dievas išsirinko Izraelį iš visų tautų. Jis nustato, kad tauta prisimintų, nustato laikytis šventes, papročius. Šiandieną taip pat vyksta toks pat išlaisvinimas irgi kiekvienam žmogui. Ir kiekvienas žmogus gali turėti panašią dalį išlaisvinime, kaip ir tie, kurie nebuvo iš tautos, tačiau ilgainiui jie galėjo tapti Dievo tauta. Jie galėjo prie tautos prisijungti. Ir mes per šventąjį krikštą tampame Dievo tautos dalimi ir tampame pažado Abraomui dalininkai. Ir mūsų pažadėtoji žemė jau nebe šiame pasaulyje, bet yra amžinybė. Laiške Hebrajam skaitome. Dėliai tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimo, vieną kartą pašventinti visiems laikams. Iš tai vietoj mus tobula auka padaryta ir mes esame pašventinti, esame pašvesti Dievui. Ir skaitydami toliau, aišku, yra tų istorinių niuansų, yra įvykių, bet tas iš esmės pašventimas pirmagimių, išsirinkimas Izraelio tautos, kad tauta būtų Dievo pirmagimių. Ir išlaisvinimas iš vergijos namų, mums krikščionims tai visuomet turi būti taip pat ir mūsų istorija, kad mes esame išlaisvinti iš vergijos namų. Ir kad būtent per Jėzų Kristų mes esame išlaisvinti, išpirkti iš nuodėmių ir pašventinti Dievui.